Sveiki, šiandien papasakosime, kaip dirbti su Ozon Edge UV spausdintuvu. Pradžia. Valdymo ekranas. Turime informaciją apie dažų likutį. Tai turim smyką pilną, turim laką ir baltą spalvą. Taip, turime mygtuką pasiruošti spausdintuvui spaudai. Turime lempos valdymą, stalo kilnojimą, stalo važinėjimą, pirmin atgal, sluoksnių parinkimą, jeigu darbas turi daug spaudos sluoksnių, ir spaudos sustabdymą, atšaukimą. Statymuose turime automatinio aukščio įjungimą, išjungimą, lempos galios valdymą, tai yra toliau galvos atrakinimas, pravalymas, recirkuliacijos ir dažų užkrovimai, bendra informacija apie įrenginį. Taip, darbui naudojame Digital Factory programą. Įsikeliam failą. Taip, dar ką galim pamatyti, tai didelį kiekį palaikomų failų, tai ir PDF, ir TIFF, ir JPEG, AI ir panašiai. Tai yra tikrai didelis palaikomų failų kiekis. Toliau, įsikėlus failą iš karto galime naudoti programoje įdiegtą kaip papildomą programą. Tai yra manualas, kuris kiekvieną jūsų žingsnį seka ir aiškina kaip manualas, ką galite daryti, ką pasieksite naudodami vieną ar kitą funkciją. Taip pat yra ir video medžiagos, jeigu yra reikalinga, parodo, kaip ką naudoti. Toliau, įsikėlus failą galime ir turime pasirinkti spaudos profilį. Profilių tikrai didelis kiekis, tai turime ir brailio raštą, o pasekoje jisai augina spaudą. Taip pat turim įvairiausių variacijų tarp lako baltos ir spalvos, tai galima spausdinti spalvą ir baltą. Ką tai duoda? Efektas gaunasi lyg spauda viduje. Spausdinta iš blogosios pusės, bet vaizdas atrodo kaip akrilo viduje. Tada turime baltą spalvą ir laką. Lakas šiuo atveju dirba kaip ir duoda blizgumo, bet ir kaip sutvirtinamasis sluoksnis, kad dažai dar stipriau laikytų. Mūsų atveju naudosime baltą ir spalvą, nėra mums reikalingas lakas. Ką galima daryti dar prieš siunčiant failą yra išpozicionuoti, ir jeigu aktualu, keisti dydį, kopijų kiekį. Taip pat galime apsiskaičiuoti savikainą. Jis apskaičiavo savikainą, darbas gana nemažas, 15 ant 16 beveik. Kaip veikia darbo apskaičiavimas, tai mes susirašome kintamosius, tai yra dažai, dažų kaina, medžiagos kaina, laiko kaina ir mokesčiai ir panašiai. Kaina yra preliminari. Toliau yra spaudos profilio valdymas, dar papildoma funkcija. Ką joje galime atlikti,
Tai yra valdyti baltą spalvą, kad jinai, pavyzdžiui, šis jos nebūtų galima, nors galime tiesiog pasirinkti spalvotą profilį be baltos. Tada, kad jinai būtų po apačia, kad balta spalva tiesiog išryškintų. Pavyzdžiui, jinai dės mažiau baltos, jisai spausdintojas mažiau dės po tamsiom spalvom, bet daugiau po šviesiom. Tada pačios baltos spalvos dėjimus po juoda mes ją galim reguliuoti, ar iš vis, pavyzdžiui, nedėti, jeigu nėra poreikio. Pačios baltos spalvos dėjimų kiekis, arba kaip angliškai baltos spalvos stiprumas. Tai mes jį galime ir sumažinti, kad jis dedant baltą spalvą jūs tiesiog natūraliai mažiau dėtų. Galima šiek tiek išleisti, jeigu yra poreikis baltos spalvos iš kraštų. Ir yra viena varnelė, kurią pasirinkus mes galime nustatyti, kad spausdintuvas spausdintų absoliučiai po visų failų baltą spalvą, neatsižvelgiant į spalvas ar dalykus esančius failais. Tiesiog dės po visur pilną baltą spalvą. Taip pat, jeigu yra profilis su clear arba vadinamu laku, mes taip pat jį galime reguliuoti jo kiekį ir išbėgimą pro šonus, išsiliejimą į didesnį negu failo vietą. Taip papildomai uždengdami failą ir apsaugodami jį, jeigu yra tam poreikis. Taip, dar ką leidžia mums programa padaryti, tai sutaupyti vadinamų broko jūsų kiekiui. Tai yra, jeigu mes, pavyzdžiui, pasirinkame, jau nusiripinam failą, pasirinkam atitinkamą kiekį, pavyzdžiui, sidabrinę, ar ne, ir pasitikrinam, ar mums, pavyzdžiui, deda baltą spalvą, ar yra reikalinga. Matom, kad baltą spalvą deda, šiuo atveju clear, tai yra lakas nebuvo pasirinktas, jo net ir nededa. Ir galim pasitikrinti, kaip, pavyzdžiui, failas atrodo be baltos spalvos po apačia. Matom, kad spalvos blankios ir neryškios, tai mums reikia dėti baltą po apačią, kad išryškėtų failą. Viskas, failas paruoštas, mes jį galime siųsti spaudai. Taip, spausdintuvas turi vakuuminį stalą, nes be jojo medžiaga juda, o jojo įjungus dėka medžiaga laikosi stabiliai. Taip, paruošiam spausdintuvą spaudai. Spausdintuvas automatiškai nusileidžia žemyn iki jojo darbinio aukščio. UV lempa yra pavojinga akiai, todėl gamintojas padarė juodą dangtį, kuris uždengia nuo spaudos. Ir mums lempa nespigina į akis. Jeigu yra poreikis, yra galimybė
atidaryti dangtį ir prižiūrėti arba matyti, kaip atliekamas darbas. Tai tiek, ačiū ir gerų darbų.